Okay, final bomb test results. What happened to the acoustics and gravity, Alex? Mes po paskutinio šūvio nebuvom pakabinę bass trapo, kurie turėjo dar sugerti papildomai vidurinius ir ypač žemus dažnius. Tai va čia turim rezultatą. Kad ir platūso, bet vat matosi. Gal parodysiu, kas buvo pradžioje, nieko nedarius. Turėjom baisų gūzą čionai ant 63 Hz ir ant vidurinių dažnių. Tada įdėjus vatą į kolonas pasidarė va taip, užkabinus kilimą ant lubų pasidarė taip ir pridėjus dar bass trapus gale, pusės bangos ilgio nuo sienos, ant to dažnio, kurį norėjom sugerti, gavom tokį rezultatą. Beveik susigėrė tas gūzas ir, galima sakyti, čia beveik idealus variantas. Reverbracijos laikas skiriasi nuo maksimumo iki minimumo apie truputį daugiau negu 0,1 sekundės. Tai yra labai gerai. Ir vidutinis reverberacijos laikas yra apie 0,6 sekundės, kas yra tokiai patalpai praktiškai idealu. Tai yra tai, ko mes ir tikėjomės. Gerai, dar kartą, from the top, where was the first sound in gravity? In normal gravity acoustics, it's like that. Yeah. Turėjom reverberacijos laiką 1,5 sekundės ant 103 Hz, dabar turim 0,7, dvigubai. Ir ant vidurinių dažnių, kur buvo aidas ilgesnis, tai mes turėjom nieko nedarius 1,2 sekundės, dabar turim apie truputį virš 0,6, 0,65. Kas labai svarbu, kad visas aidas sutrumpėjo ir susivienodino dažniai, laikas ant skirtingų dažnių. Kodėl tai svarbu? Elementaru, kai jūs girdit aidą patalpoje, tai nesvarbu, kokią garso sistemą jūs pastatot, jūs vis tiek negalit girdėti tų subtilių garsų, kurie yra tylesni už aidą, nes aidas juos užgožia. Tai štai kam reikia trumpinti aido laiką.